Gera prisiminti tą laiką. Tikrai švęsdavom, tik tais nebūtinai tarptautinę studentų dieną. Tiesiog studijos tais laikais be abejo buvo visiškai kitokios, bet studentai vis tik tai sugebėdavo ne tik studijuoti, bet ir švęsti. Naujos studijų formos, paskaitos, bendrakursiai, kurių amžiaus skirtumas buvo reikšmingas, kartais iki 15 metų, kurie būdavo jau ir gyvenimo patirties turi, ir tie, kurie tik baigė mokyklą. Iš tikrųjų, tas bendravimas, išvykos į kolūkius, kai reikėdavo važiuoti rudenį dirbti talkas, tai kas iš tikrųjų labai sujungdavo grupės studentų, sutelkdavo, pažindavom geriau vieni kitus. Įsimintini studentiški metai įvairiapusiai, studijos ir draugystės, ir sportas, ir atstovavimas instituto, universitetą, ir baigiamieji darbai, ir jų gynimas, ir praktikos. Nekalbu apie tą jau labiau po paskaitinį gyvenimą, kuris, reikia pripažinti, ir tais laikais buvo pakankamai aktyvus ir tekdavo visur eiti, dalyvauti įvairiose miesto šventėse, įvairiuose renginiuose. Man tekdavo ypatingai po pirmo kurso jau derinti savo studijas su treniruotėmis, kurios praktiškai vykdavo 2 kartus į dieną ir kartais tekdavo ir išvykti mėnesių ir daugiau. Tai pirmosius 2 kursus, 3 kursus teisingiau aš buvau taip tokioje labai dviprasmiškoje padėtyje ir teko labai daug siekti kažko tai sporte ir tuo pačiu bandyti išlikti studijose. Reikia pasakyti, kad ne viskas man sekėsi, todėl vienais metais aš turėjau paimti akademinės atostogas ir labiau laiko skyriau sportui. Po to, nuo 3 kurso, tai viskas pasikeitė, kad daugiau pradėjau skirti dėmesio studijom, nes tuo metu mes studijuojame 5 metus. Ir tada labai rimtai, kai buvau mokslus ir tikrai baigiau labai gerais pažymiais institutą. Tai, kad tu esi tokia gyvenimo tarpsnyje, kai esi laisvas žmogus, tai nepaisant kokią santvarką, bet mes kauniečiai turbūt arba Kaune užaugę arba besimokantis visą laiką turėjom tokį jausmą, kad mes nesam kažkokie antrarūšiai ar blogesni, ar tai būtų, sakykime, Respublikos masteliu, ar tai būtų europinio ar pasaulinio, mes jautėmės tokie pakankamai stiprūs žmonės ir kurie galvodavo, kad gali su bet kuo, bet kurioje srityje rungtyniauti ar ten kažko siekti. Darbštumas, kryptingas darbas siekiant tam tikro tikslo turbūt yra vienas iš tokių pagrindų gyvenime, kuris leidžia pasiekti tuos savo iškeltus tikslus ir įgyvendinti savo norus. Kitas, kas labai svarbu, yra tam tikras optimizmas ir suvokimas, kad niekas kitas, o tu pats turi kurti savo ateitį. Nelaukti, kad tau kažkas kažką tai duos, ar padovanos, ar tu laimėsi kokioje loterijoje, bet tiesiog galvoti, kaip tu turi tai savo troškimus įgyvendinti, galvoti, kaip savo jėgomis tu tai gali padaryti, ko trūksta, kad tu to negali padaryti ir siekti šitų darbų visomis jėgomis. Labai svarbu, kad mes nepamirštum, kad esam maža tauta, bet turime labai garbingą istoriją ir norėtųsi, kad mes tai suprastumėm ir vis tik tas tradicijas tęstumėm ir kad galėtumėm po kiek metų pasakyti, kad štai savo darbais, savo siekiniais mes stiprinam savo valstybę, savo gerovę ir tiesiog suprasti, kad tai yra tiesiog mūsų pareiga. Studentai yra ta karta, kurie perims estafetę ir turės vėlgi tą išdidumo jausmą išlaikyti ir pasididžiavimą savo gimtinę puoselėti.